Sveiki, mėly klausytojai, žiūrovai. Mes šiandien esame vėl laidoje Verslo pietus ir mūsų pietus yra šiandien laisvesnės stiliaus. Mes dabar esame tokiam brutalių vyrų alaus bare. Laukiame savaitgalio ir kalbėsim šiandien apie riziką. Ir klausimą užduos Andrius. Sveikas, Romanai. Mano vardas Andrius. Tai Romanai, pats pirmas klausimas, kas yra ta verslo rizika? Verslo rizika yra ta pati kaip ir apskritai rizika. Aš duočiau tokį apibrėžimą, kad rizika tai yra toks veiksmas, dėl kurio jūs pasiruošėt nesigailėti. Jeigu jūs, pavyzdžiui, kažką padarėt ir tada laukėt, pergyvenat, pavyzdžiui, kokių nors akcijų prisipirkat ir tada kiekvieną valandą, minutę stebit, ar čia pabrango ar nepabrango, tai reiškia, čia ne rizika, čia tiesiog kažkoks pergyvenimas. Supratau. Ir kiek žinau, tu nori plačiau pakalbėti būtent apie riziką investuojant į reklamą. Taip. Ja, pats turi patirties. O sakyk, kaip galima įvertinti tą riziką? Ar apsimoka, pavyzdžiui, reklamai skirti verslininkai pinigų daugiau, ar neapsimoka? Taip, aišku, visų pirma reikia pasiruošti irgi rizikuoti, nes jeigu jūs norit kažkur reklamuotis, tai jeigu jūs jau reklamuojatės ir gaunat grąžą, tai prieš tai jau yra praeitas etapas, bet jeigu yra pirmas kartas, pavyzdžiui, jums kažkas skambina iš, pavyzdžiui, Verslo žinios, koks nors laikraštis, ar yra toks, jo yra, ir siūlo reklamuotis laikraštėje, pavyzdžiui, už 500 litų, tai kaip čia išsiaiškinti, ar verta, ar ne. Tai kažkiek galima paskaičiuoti ir tada mes šiek tiek galim valdyti tą riziką, bet aišku vis tiek jos kažkiek lieka. Tai aš tokį pavyzdį norėčiau pateikti iš savo srities daugiau, nes kaip tik šiandien bendravom su viena klientė, kuri teikia grožio paslaugas, tai pavyzdžiui plaukų šalinimas arba gal koks nors ilgalaikis makiažas ir kitos grožio paslaugas. Ir tiesiog aš pasiūliau, kad gal jūs norit padidinti savo pardavimus, gauti dar daugiau klientų, negu turit dabar. Ir, taip susimasti, bet dar sprendimo nepriėmė. Gal vėl kažkokia yra baimė rizikuoti. Ir dabar, jeigu apie skaičius kalbėt, tai pavyzdžiui, kaip čia dabar apskaičiuoti, ar apsimoka ar ne. Visų pirma, mes paimam ir turim paskaičiuoti iš mūsų ankstesnės patirties, pavyzdžiui, paimti paskutinį mėnesį, ir tiesiog paskaičiuoti, pavyzdžiui, kad mes turėjom per mėnesį 10 žmonių, 10 klientų ir jie mokėjo įvairiai. Vienas sumokėjo 60 litų, kitas gal jau 10 kartą nusipirko kažką ir sumokėjo 1000 ir mes tiesiog vidurkį paskaičiuojam, kiek mes gaunam vidutiniškai iš vieno kliento. Ir tarkim gaunam kokį nors skaičių 200 litų iš vieno kliento. Mums tas skaičius bus reikalingas toliau. Toliau mes paskaičiuojame, kiek mes galime iš reklamos gauti tų klientų. Ir kaip mes skaičiuojame, tai labai paprasta. Jeigu mes kažkur, pavyzdžiui, reklamuojamės internete per Google AdWords, tai ten yra toks dalykas kaip mokestis už vieną apsilankymą svetainėje. Tai už paspaudimą. Taip, už paspaudimą. Kažkas, pavyzdžiui, rašo plaukų šalinimas. Ir tada mato pirmoji vietoje jūsų svetainę, tada paspaudžia ir užeina į jūsų svetainę. Tai už tą vieną paspaudimą jūs turit kažkiek sumokėti. Tas mokestis yra skirtingas priklausomai nuo konkurencijos. Paimkim čia, pavyzdžiui, kad jis kainuotų 1 litą arba litą 50. Vienas paspaudimas. Tai reiškia, jeigu mes į tą reklamą investuojam, pavyzdžiui, 100 litų ir galim kažkur tikėtis apie 100 apsilankymų mūsų svetainėje. Toliau kiekviena svetainė irgi turi savo statistiką, ją galima surinkti anksčiau arba reklamos metu. Pavyzdžiui, jūs tiesiog pastebėsit, kad, pavyzdžiui, iš 100 apsilankiusių žmonių statistiškai 3% kreipiasi, skambina jums ar parašo laišką, tai yra 3% potencialių pirkėjų. O po to jūs dar galite pastebėti, kokie yra jūsų kaip pardavėjų sugebėjimai, kaip jūs mokat parduoti. Pavyzdžiui, kreipiasi 10 žmonių ir jūs parduodat, tiesiog jau per pusę metų, tarkim, stebit, kad, vidutiniškai būna pardavimų, pavyzdžiui, 20%. Iš 10 žmonių 2 perka. Ir tada mes turim tokią statistiką, kad, pavyzdžiui, perkam reklamą už 100 litų, gaunam 100 lankytojų
iš tų 100 lankytojų, net jeigu svetainė yra nelabai gera, galima kažkur tikėtis, maždaug 3% bus žmonių, kurie kreipsis. Tai yra 3 žmonės kreipiasi. Dabar, jeigu 20% jūs parduodat, tai reiškia 3 žmonės ir 20%, tai čia yra kiek? 0,6. Tai reiškia 0,6 kliento. O iš vieno kliento mes paskaičiavom, kad, pavyzdžiui, mes vidutiniškai uždirbam 200 litų. Tai reiškia, mūsų grąža bus 0,6 × 200 ir tai yra kiek? Dabar reikia 120. Taip. Reiškia, mes reklamą investavom 100 litų, gaunam 120. Nu šiuo atveju tas pelnas nebaisiai didelis toks yra. Nu 120 uždirbam, 100 investavom. Na, tai yra taip, 20 litų mes gavom, bet pagalvokit, ar geriau būtų nieko negauti, ar gauti tas 20 litų. Tai aišku, jūs turit nuspręsti patys, bet kol jūs, ir čia yra tik pavyzdys, kitur, pavyzdžiui, jeigu yra vienas paspaudimas, mums kainuoja, tarkim, ir 3 litus, bet mūsų grynas pelnas iš vieno kliento gal yra, pavyzdžiui, 1000 litų. Tai mums tada tikrai apsimoka ir atsipirka. Tai viskas labai priklauso nuo srities, kurioje tu esi kaip esi. Tai priklauso nuo konkurencijos, nes kuo yra didesnė konkurencija, tuo ir daugiau kainuoja vienas paspaudimas, vienas tas klikas, vienas potencialus pirkėjas mūsų. Ir taip pat labai priklauso nuo to, kokia yra marža, tai yra koks yra antkainis, arba kiek jūs uždirbate iš vieno, gal jūsų savikaina yra, pavyzdžiui, 100 litų, o uždirba 1000, tai 900 litų gryno pelno, o pritraukti tą klientą, pavyzdžiui, kainuoja 300 litų. Tai reiškia gryno pelno 600 litų. Tai yra labai gerai. Žodžiu, reikia tiesiog vėlgi išbandyti. Jūs negalit tik tai teoretizuoti ir galvoti, kas čia bus. Iš pradžių reikia apytiksliai vertinti pagal savo turimą statistiką, pagal tos srities statistiką reikia įvertinti, ko jūs galite tikėtis. Tiesiog blaiviai įvertinti. Jeigu jūs manot, netgi 0 gali būti uždarbis jūs, bet jūs tiesiog išbandysit reklamą, jūs žinosit, ar verta ar ne. Jūs nusipirksit tą atsakymą. Jūs nesiblaškysit kažkur, neabejosit ir pergyvensit, o čia reklamuotis ar nesireklamuot, o tiesiog nusipirksit savo žinojimą. Dar, Romanai, žinai, gali būti toks atvejis, kad žmogus pirmą kartą reklamuojasi, jis dar nelabai gerai žino, kaip tą reklamą suformuluoti, kokius raktinius žodžius parinkti, kaip patys skelbimai suformuoti ir gali būti, kad tai paveiks ir rezultatus ir ta reklama bus gal netokia sėkminga. Taip, aišku. Bet mes viską pradedame pirmą kartą, tai mes mokomės, pavyzdžiui, plaukti arba su dviračiu važinėti ar groti kažkokiu instrumentu, tai mes negalim iš karto atsidurti čia, mes turime tiesiog po truputį augti ir reklamuotis irgi galima pradėti tiesiog įvertinus su ta tokia pačia blogiausia statistika, įvertint patį blogiausią scenarijų, kuris gali būti, tai yra, kad procentas bus čia mažesnis procentas ir blogiausia tiesiog scenarijų įvertinti ir yra žymiai geriau, mano manimu, pradėti kažką daryti netobulai ir vėliau prisukti varžtelius, ten jau patobulinti, kažkur ten patepti aliejum, kad nebūtų garso nereikalingo, tiesiog su laiku tobulinti, nes negalime iš karto padaryti tobulai. Jo, Romanai, klausyko iš tavo patirties, įdomu, tie patobulinimai reklamos, kiek galima tikėtis, kad patobulinimai atneš didesnį rezultatą? Kokį procentų ten, tarkim, gali padidėti tavo pardavimai nuo to, kad pats skelbimas bus geresnis, pats puslapis bus patobulintas? Reikėtų kalbėti apie konkrečius skaičius, bet tiesiog yra toks pavyzdys, kad vienas mūsų klientas reklamavosi savarankiškai ir jų mokestis už paspaudimą buvo gal kokie 4 litai vidutiniškai, kai mes patobulinam jiems tą reklaminę kampaniją, tai jie dabar moka 2 mažiau. Tai vienas iš efektyvumo rodiklių yra tik pavyzdys, arba kai mes padarėm kitam klientui, kuris užsiima transportų supirkimu, tai ten konversija iš vis yra milžiniška, apie 30%. Tai yra tie žmonės, kurie apsilanko svetainį ir toliau
30% arba parašo užpildo formą, arba skambina. Tai yra, jie gauna iš 100 lankytojų 30 norinčių nusipirkti. Net jeigu jie yra ne patys geriausi pardavėjai, tai jie gali kažkur turėti 3 kokius klientus. 3 klientai iš 100 paspaudimų, tai yra labai gerai. Komanda, ir gerai supratau, kad pats mokestis už vieną paspaudimą yra vienas iš efektyvumo rodiklių. Jisai parodo, kiek tavo reklama yra efektyvi ar ne. Mokestis už paspaudimą? Jo. Tu čia mini skaičius 1 litas, 2 litai, 4 litai, ar yra kažkokie vidurkiai, kiek paprastai mokama už paspaudimą? Labai aiškus klausimas. Ir reklamos efektyvumas nuo daug faktorių priklauso. Arba mokestis už paspaudimą priklauso nuo konkurencijos. Tai jeigu yra kažkokia sritis, kur iš vis nėra nei vieno rinkos žaidėjo ir jūs ten norit reklamuotis, tai jums nėra su ko konkuruoti ir tas mokestis už paspaudimą bus mažas. Bet jeigu jūs, pavyzdžiui, kokius nors kreditus teikiat ar plastikinius langus gaminat, tai bus didelė konkurencija ir mokestis už paspaudimą bus didelis. Supratau. Romane, gal turi kokių konkrečių patarimų mūsų žiūrovams, kaip jie galėtų pagerinti tą reklamos efektyvumą? Pagerinti reklamos efektyvumą, tai čia turbūt seminaro tema būtų ir aš manau, kad tai nelabai yra tinkamas formatas dabar per kelias minutes atsakyti tokį klausimą. Supratau, čia atskira tema ir reikėtų papildomai mokytis to žiūrėti. Supratau. Aha. Gerai, o Romanai, sakyk, tą verslo riziką, kaip pats tu žiūri į tą riziką, kiek tu pats asmeniškai linkęs rizikuoti versle? Aš rizikuoju po to, kai pasveriu riziką. Pavyzdžiui, aš tikiuosi teigiamos grąžos. Tiesiog blaiviai įvertinęs, manau, kad man rizikuoti apsimoka ir tada rizikuoju. Kartais tiesiog rizikuoju irgi nieko nelaukdamas, kad galiu ir prarasti. Supratau, tu linkęs rizikuoti, bet prieš tai tu visgi įvertini tą riziką, ar tai yra tau pelninga ar nepelninga. Taip, nors aš galbūt save priskirčiau kaip tik prie tų žmonių, kurie mažiau rizikuoja, kurie daugiau įvertina, paskaičiuoja ir tada ta rizika dingsta. Jie tampa jau nebe rizika, kai aš beveik žinau, nes aš turiu praeities kažkokiu, aš turiu, pavyzdžiui, analogiškų rinkų statistiką, aš turiu savo praeities statistiką ir aš jau neberizikuoju, bet prognozuoju, planuoju. Bet aišku, kai reikėjo pirmą kartą reklamuotis, tai aš turėjau tik tai tos tokius teoriškai skaičius, bet iš kitų žmonių patirties, bet jie pasitvirtino. Supratau, Roman. Gerai, ir apibendrinant, kokie būtų tokie baziniai tavo patarimai mūsų žiūrovams, kaip geriau įvertinti savo verslo riziką? Ar investavimo būtent į reklamą riziką? Reikėtų tiesiog viską pakartoti, ką aš pasakiau, tai reikėtų paskaičiuoti. Reikia turėti. Jūs turite žinoti statistiką, nes jeigu jūs dabar negalite atsakyti, kiek jūs gaunate vidutiniškai iš vieno kliento, tai reiškia, jūs nieko nežinot apie savo verslą. Arba jeigu jūs nežinot, kokia yra pas jūs pardavimų konversija iš tų potencialių pirkėjų. Jums skambina 10 žmonių ir kiek jūs sugebat padaryti pardavimų. Jūs turite iš pradžių žinoti tos atsakymus. Tai yra po to iš svetainės, kiek ateina potencialių klientų. Tai jūs turite žinoti atsakymus į klausimus, kiek jums kainuoja vienas apsilankymas jūsų svetainėje, tada kiek kainuoja vienas skambutis ten ar laiškas ir toliau koks pas jūs yra pardavimų procentas. Na ir galų gale jūs žinosit, kiek jums kainuoja vienas klientas. Ir tada, turėdami tą skaičių, jūs galite bet kokią reklamą įvertinti. Tiesiog turit pasverti, kiek jūs iš tos reklamos tikitės gauti klientą ir kiek užsidirbsit. Supratau. Ir jeigu jums kažkas, pavyzdžiui, siūlo reklamuotis, tarkim, sako, mačiau kokią nors ten 123info.lt skambina vadybininkai ir sako, ten ar jūs čia turit minutėlę, ar norit reklamuotis už 600 litų per metus mūsų svetainiai. Na ir kaip čia dabar spręst, ar ne, ar reikia reklamuotis ar ne. Tai tiesiog, tai jūs paprašykit jos statistikos,
jūs paklauskit, kiek pas jūs už tos 600 litų aš galiu tikėtis paspaudimų. Kiek žmonių ateis į mano svetainę. Ir turėdami tą skaičių ir savo skaičius, jūs galite apskaičiuoti. Irgi nereikia tik tai prašyti ir jis sakys, na, žino, daug pas mus užeina, va, tik skambina ir skambina. Reikia konkretaus skaičių visų pirma. Ir tas dar skaičius įrodytas turi būti kažkoks print screenas, jį turi parodyti jums tą statistikos sistemą, kur matysis tie skaičiai. Jeigu jums siūlo laikraščiuose reklamuotis, ten turbūt tikrai tų skaičių nepateiks. Tai jau ten yra tokia, na, nebent jūs iš kolegų galite paklausti, kai kažkas jau reklamavusi, tiesiog paklauskite, ar buvo grąža kažkokia ar ne. Tik irgi atkreipkite dėmesį, kad dažniausiai žmonės jie nežino tų visų skaičių, jie tik tai sako, na, yra pas mus klientų, va, dabar vos spėjom dirbti, bet statistikos dažniausiai niekas nežino. Žodžiu, nedaryti tų sprendimų emociškai, tiesiog paimti plikus skaičius, juos įvertinti ir tik tada. Supratau. Gerai, Romanai, ačiū už patarimus. Gal dar turi kokių palinkėjimų mūsų klientams? Ar kažką norėtum papildyti? Turiu palinkėjimą gerai užbaigti darbo dieną, jeigu dabar jūs žiūrit šį filmuką dirbdami, arba jeigu jūs dabar ilsitės, tai linkiu jums gražaus ir ramaus vakaro. Gerai, Roman. Ir pabaigoje, kaip visada mėgsti pasakyti, kur ten reikia paspausti, kad užsiprenumeruoti. Jo, nes bet koks, mes čia ne šiaip savo tą filmuką filmuojam, mes norim dabar, kad visi gautų daugiau klientų ir taip toliau, čia tik siekiam savo naudos, tai kad būtų kažkoks rezultatas, jūs dabar turit prenumeruoti mus kažkur čia ar čia, paspausti mygtuką prenumeruoti, prenumeruoti mūsų YouTube kanalą ir naujienlaiškį ir kas tik tai yra. Ja, ir paspausti laiką, pakomentuoti. Pasidalinti Facebook'e. Supratau. Gerai, ačiū labai, Romanai, ir ką, iki naujų verslo pietų.